apanhar, eu falei. Capoeira novo do primeiro ano. Quando entrar na roda morena, entra apanhando, eu falei. Capoeira novo do primeiro ano. Quando entrar na roda morena, entra apanhando, eu falei. Capoeira novo do primeiro ano. Saudade, pureza, carinho, saudade, sorriso, você vai guardar. Vontade de traçar seu caminho, moleque sozinho, tu não vai ficar. Agora tá no destino, segura a moringa e não deixa quebrar. Mas hoje eu tô batizado, desculpa moleque, mas vai apanhar, eu falei. Capoeira novo do primeiro ano. Quando entrar na roda morena, entra apanhando, eu falei. Capoeira novo do primeiro ano. Quando entrar na roda morena, entra apanhando. Capoeira novo do primeiro ano. Quando entrar na roda morena, entra apanhando. Capoeira novo do primeiro ano. Capoeira novo que um dia devia cair e levantar. Aprende com muito carinho o valor da mantiga, o valor de cantar. Mas eu jogo humilde e não deixa o fogo da lenha apagar. Mas hoje é o teu batizado, menino, desculpa, mas vai apanhar, eu falei. Capoeira novo do primeiro ano. Quando entrar na roda morena, entra apanhando, eu falei. Capoeira novo do primeiro ano. Quando entrar na roda morena, entra apanhando. Capoeira novo do primeiro ano. Quando entrar na roda morena, entra apanhando. Capoeira novo do primeiro ano. Quando entrar na roda morena, entra apanhando. Ломаячу группе Flash. Прекрасный. Молодцы, прошел. One more time. Son dar nesibaigia. Paplojam! Paranauê, Paraná.
Ačiū labai grupė Filaš, netikėtas pasirodymas, tikrai tikiuosi niekas nenorėtų būti jų priešais. Ir taip didžiai šlykštinė. Taigi, paplojam grupė Filaš. Ačiū, Oba! Taigi dabar galime užpildyti šią tuščią erdvę. Ir atėjo ta akimirka, kada sužinosime 3 pagrindinės grupės, kurios pateks į ką pateks? Į finalą. Taip. Vieną iš grupių mes išrinksime tokią tvarką, kuri grupė gaus daugiausiai decibelų, ta grupė iš karto bus čia. Ar supratot? Taigi, kultūros vadyba. Eina. Viskas jūsų labui. Dar. Ačiū. Informatikai. Labai gerai. Toliau. Ekonomistų pirmoji grupė. Anglų filologija. Ačiū. Zaksas, baig. Ačiū. Ekonomistų antroji grupė. Ačiū. Lietuvių filologija ir reklama. Ačiū.
Sexy bičiai, ekonomistų trečia. Ačiū. Ačiū, ačiū, ačiū. Vadyba ir verslo administravimas. Ačiū. Į šį blerbimų, gergždimų antrąjį etapą patenka Sexy bičiai ekonomistai 03. Ramiai, tai dar ne pabaiga, dar jums teks pakovoti. Ir anglų filologija. Dabar tai, palaukit. Ačiū. Jūs džiaugiatės gerai. Aptilkstu. Ačiū. Dabar taip, yra ekonomistų trečia grupė ir anglų filologija. Kas daugiau gaus balsų, decibelų, tas ateis į sceną. Pradėkime nuo ekonomistų trečiosios grupės. Ačiū. Anglų filologija. Kaip tavo vardas? Jurga. Šios merginų triuba tavo bus vardas dabar. Kviečiame anglų filologiją. Palaukit. Jūs jau patekote į finalą didįjį. Dabar kviečiame mūsų garbingąją komisiją išaiškinti dar 2 grupės. Taigi. Labas vakaras dar sykį. Sensėjus kaip senais laikais dar praeitam amžiuje buvęs ekonomistas, labai myli ekonomistus, tačiau jis turi įkūręs individualią, tiksliau UAB papų masažą ir jisai skelbia, kad į kitą etapą patėjo komanda, kuri turėjo 10 privalumų. Filologijas! Lietuvių. Jūs jau patekot, kam jūs nervinate? Na ir paskutinė komanda, kuri pateko į pusfinalį. Taip. Nu, kas? Žinot, ką girdėjau, kai reikia. Nieko nesuprantu. Gerai, laikas papirkinėti. Ačiū. Dabar tylo. Ačiū. Laikas papirkinėti, komisija jau kaip ir praėjo, taip kad dabar galite neberėkti. Komisija neslėpė nuo pat pirmųjų savo komisijavimo minučių, kad yra pakankamai korumpuota. Aha. Ir iš tikrųjų 2 komisijos narius vyriškosios lyties papirko. Deja, jų netraukia vaikinai. Tačiau juos papirko verslo informatikai. O kadangi 2 narius papirko verslo informatikai, tai tie 2 nariai papirko ir mane. Taigi, paskutinė komanda verslo